Taigi sveiki prisijungę į nemokamą anglų kalbos pamoką, kurioje mes išbandysime automatinės anglų kalbos metodą. Metodo principas yra tas, kad mes pakartodami tam tikras frazes, panaudodami tos pačius žodžius ir kurdami įvairius junginius, galėsim gana greitai sudėlioti ilgus, sudėtingus sakinius anglų kalboje, net jeigu visiškai nuo nulio mokotės, ar ne? Tik metodo tikslas yra tas, kad kai aš jūsų paklausiu, kaip pasakytume tai ir tai, pamatysit lietuvišką variantą, ar ne? Tada jeigu reikia pasispausit pauzę, jeigu reikia šiek tiek užtruksit ilgiau laiko sugalvoti atsakymą ir tik tada pasižiūrėsit taisyklinga. Labai svarbu, kad sugalvotumėte tą atsakymą, nes tas sugalvojimas yra didelė metodo dalis, ar ne? Tai tiesiog jūs leidžiat savo smegenim kurti junginius ir tokiu būdu mes mokomės, okay? Tai iškart pradėkime nuo sakinio aš žinau. Aš žinau. Anglų kalboje yra I know. I know. Aš žinau, I know. Aš pažįstu tave. Tai žinoti ir pažinoti anglų kalboje yra tas pats žodis. Tai dabar mums trūksta tik tai tave, ar ne? Aš pažįstu tave. I know you. I know you. Aš pažįstu tave. I know you. I know you. Aš turiu I, aš pažįstu, know. Ir tave, you. Kaip matot, sakinio dalis pažymėtos tą pačią spalvą, kad to pačiu irgi atkreiptume dėmesį, kaip sakinys dėliojasi anglų kalboje. Dabar aš esu yra I am. I am. Čia pasikeitė jau am veiksmažodis, ar ne? Aš esu, I am. Tu esi, you are. You are. Ar ne? You are. Aš žinau, kad tu esi. Dabar anglų kalboje mes kad žodžio nenaudojam. Jis yra that, mes galime turėti, bet paprastai, kai tokį sakinį dėliojam, tiesiog užtenka sakyti, aš žinau, tu esi. Tai komponentus jūs turit, kai pasakytumėt, aš žinau, tu esi. I know you are. Kaip sakau, galima that įdėti, sakyti, I know that you are. Bet užtenka sakyti tiesiog I know you are. I know you are. Dabar čia ir ten, tai čia yra here, ten yra there. Here, there. Here, there. Ok. Aš žinau, kad tu ten. Aš žinau, kad tu ten. Kitaip tariant, aš žinau, kad tu esi ten. Mes turim būtinai tu esi panaudoti. Kartais lietuvių kalboje veiksmažodis būti, esu, esame, taip toliau, galima nenaudoti jo teiginyje esamajam laike, bet anglų kalboje mes turime naudoti. Tai aš turiu sakyti, aš žinau, tu esi. I know you are there. Ar ne? I know you are there. Aš žinau, kad tu esi ten. I know you are there. I know you are there. Puikiai. Čia dabar. Tai žodis dabar yra now. Tai here, now. Ar ne? Here, now. Here, now. Aš žinau, tu žinai. Pamėginkite atspėti, kaip būtų tu žinai. Tai būtų you know, ar ne? Tai turime I know ir you know. I know, you know. I know, you know. Ok. Aš esu, tu esi, ji yra. Mes turim skirtingas formas visiems šitiem asmenim, ar ne? Esamajam laike. Tai aš esu yra I am, tu esi yra you are, ir ji yra she is. She is. Tai dabar kur yra where? 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 Dabar aš žinau, kur ji yra dabar. Aš žinau, kur ji yra dabar. Kaip tai pasakytumėt? Aš žinau, kur ji yra dabar. I know where she is now. Ar ne? Visus komponentus jūs turit. Kaip sakau, jeigu reikia pasispauskit pauzę, mes jau galim tokį sakinį sudėlioti. Ar ne? I know where she is now. Aš žinau, kur ji yra dabar. I know where she is now. I know where she is now. Aš esu arba aš buvau. Yra I am arba I was. Tai jau mes turim praeitį. I was. I was. Tai dabar vakar yra yesterday. Yesterday. Yesterday.
Aš buvau čia vakar. Kaip pasakyti, aš buvau čia vakar? I was here yesterday. Puikiai, ne? I was here yesterday. I was here yesterday. Tu esi ir tu buvai. Tai tu esi yra you are, tu buvai you were. Praeitie irgi turim keletą formų veiksmažodžių būti. Turime was ir were. Tai jau abi turim, ar ne? You were. Tu buvai you were. Tai tu esi you are, tu buvai you were. Ok. Tai aš žinau, kad tu buvai čia vakar. Galim sudėlioti, ar ne? Kaip tai pasakytumėt? Aš žinau, kad tu buvai čia vakar. Aš žinau, kad tu buvai čia vakar. I know you were here yesterday. I know you were here yesterday. Puikiai. I know you were here yesterday. Mes buvome. We were. We were, ar ne? We were. Kartu yra together. Together. Tai we were, ar ne? Mes buvome. Ir kartu together. Tai mes vakar buvome kartu čia, arba mes vakar buvome čia kartu, bet aš dažnai sudėliosiu sakinį taip, kaip jis angliškai skambėtų, ar ne? Kad įprasti tą struktūrą dėlioti. Mes vakar buvome kartu čia. We were here together yesterday. We were here together yesterday. Ar jūs nesuprasti, jeigu sakytumėt we were here yesterday together? Suprastų irgi lygiai taip pat. Tiesiog dažnesnis būdas ir taisyklingesnis yra sudėlioti šitaip. We were here together yesterday. Dažniausiai laiko aplinkybė atsistoja arba į patį priekį ir sakom yesterday, we were here together, arba į patį galą. Ir kaip turim dabar. We were here together yesterday. Ar ne? Nes yra because. So, užsijėmęs arba užsijėmusi, arba netgi ir užsijėmę daugiskaitą, ar ne? Užsijėmusios irgi. Yra busy. Tikrai girdėt šitą žodį, manau. Busy. Busy. Tai labai yra very. Very. Ne, mes turim, sakom, klausimą, kaip labai, very, prieveiksmis, very. Tai mes buvome labai užsijėmę, kaip tai pasakytumėt? Mes buvome labai užsijėmę. We were very busy, ar ne? We were very busy. We were very busy. Atkreipkite dėmesį, kad mes turime, kur turime W, ar ne, tai nėra garsas V, tai yra kaip wow, wow. Aš sakau we, tada were, lūpos nesiliečia ir tada jau tik tai very, very busy. We were very busy. Mes buvome labai užsijėmę. We were very busy. We were very busy. Nes mes vakar buvome labai užsijėmę. Nes mes vakar buvome labai užsijėmę. Because we were very busy yesterday. Because we were very busy yesterday, ar ne? Because we were very busy yesterday. Because we were very busy yesterday. Aš žinau, dar kartelį, būtų I know. I know. Dabar, aš žinau, kad tu buvai labai užsijėmęs vakar. Mes jau galim sudėlioti tokį sakinį. Kaip tai padarytumėt? Pasispauskit pauzę, jeigu reikia, ar ne? Tik tada atsakykit, aš žinau, kad tu buvai labai užsijėmęs vakar. I know you were very busy yesterday. I know you were very busy yesterday. I know you were very busy yesterday. Aš buvau, aš dirbau. Dabar anglų kalboje kartais galim turėti tokių veiksmų, kurie yra tęstiniai ir veiksmas tęsiasi. Tai mes, kai sakom aš buvau, mes kartais sakysime aš buvau dirbantis.
Ne, mes labai per daug į gramatiką dabar apie tai nelysim, bet jūs tiesiog sakytumėt I was, tada imti tikrai veiksmažodį, kuris yra dirbti, to work, ir pridėti in galūnę. Ir sakom, I was working. I was working. Tai aš buvau I was, bet aš dirbau, aš buvau dirbantis, I was working. I was working. I was working. Tai dabar daug yra a lot. A lot. A lot. Aš daug dirbau. Kaip tai pasakytumėt? Aš daug dirbau. Jūs sakysite, aš dirbau daug, nes mes visada turim veiksnį tarinį vieną šalia kito anglų kalboje. Sakom, kas atlieka veiksmą, aš, ką dariau, dirbau ir tada sakau daug. I was working a lot. Ar ne? I was working a lot. I was working a lot. Okay. Tu buvai užsiėmęs. Tu buvai užsiėmęs. You were busy. You were busy. You were busy. Tu dirbai. Ką padarom? Tu dirbai. Matot, jeigu buvau, aš buvau, I was, aš dirbau, I was working. Tai tu buvai, you were, tu dirbai, you were working. Ar ne, mes turim tą were dalį prie you skirtą. Nesakysiu, you was working. I was working. But you were working. You were working. Aš žinau, kad tu buvai užsiėmęs, nes tu daug dirbai. Mes jau galim ir tokį sakinį sudėlioti. Taip veikia šitas metodas, ar ne? Mes galim iš komponentų, kurias išmokstame, toliau galim labai daug ką sudėlioti. Ar ne? Ir tokiu būdu auginam savo anglų kalbą. Tai kaip pasakytumėt, jeigu reikia, žinoma, pasispauskit pauzę, aš žinau, kad tu buvai užsiėmęs, nes tu daug dirbai. Aš žinau, kad tu buvai užsiėmęs, nes tu daug dirbai. I know you were busy because you were working a lot. I know you were busy because you were working a lot. Ar ne? I know you were busy because you were working a lot. Visa diena arba visą dieną, tai yra iš esmės tas pats anglų kalboje. And that is all day. Tai yra all day. All day. Tai dabar mes buvome užsiėmę visą dieną. Mes buvome užsiėmę visą dieną. We were busy all day. We were busy all day. We were busy all day. Mes dirbome visą dieną. We were working all day. We were working all day. Tai būtinai atsakykit patys, ar ne? Sugalvokit atsakymą. We were working all day. Tu buvai. Ar tu buvai? Tai you were yra tu buvai, ar ne? Jeigu aš noriu su veiksmažodžiu būti, praeitį ir dabar tik klausti, veiksmas susikeičia su asmeniu, ar ne? Tai you were, ar tu buvai, were you. Were you, ar ne? Were you. Ar tu buvai ten vakar? Ar tu buvai ten vakar? Were you there yesterday? Ar tu buvai ten vakar? Were you there yesterday? Were you there yesterday? Kur? Where? And now where? Where? Kur tu buvai vakar? Kur tu buvai vakar? Where were you yesterday? Where were you yesterday? Ar ne? Where were you yesterday? Mes turime visą šitą ar tu buvai vakar, were you yesterday, ir tik tada turiu priekyje where, tai yra kur. Aš taip lyg sakyčiau, kur ar tu buvai vakar. Mes turim visą tokį ilgą klausimą mano kalboje. Kur tu buvai vakar? Where were you yesterday? Where were you yesterday? Where were you yesterday? Okay. Ar tu dirbai vakar? Ar tu dirbai vakar? Ar tu dirbai vakar? Were you
working yesterday, ar ne? Irgi tą patį turiu were priekyje. Were you working yesterday? Were you working yesterday? Were you working yesterday? Aš buvau namuose. I was at home. I was at home. Namuose turime frazę at home. At home. At home. At nurodo kur prielinksnis, ar ne? Dabar kalbėti anglų kalboje yra to talk. Šiaip galima ir to speak naudoti, bet dabar mes naudosim to talk. Kalbėti to talk. To talk. To talk. Tai dabar aš kalbu yra I talk, ar ne? Arba galima sakyti ir testinai, kad dabar tai vyksta. I am talking. Reiškia, kai lietuvių kalboje sakau aš kalbu, tai gali reikšti du dalykus. Arba aš kalbu kiekvieną dieną, arba aš kalbu šiuo momentu, netrukdyk man. Tai pirmasis variantas, aš kalbu kiekvieną dieną, pasikartojančiai rutiniškai, tai dažnesnis variantas yra I talk, ar ne? Bet aš taip pat galiu, kai buvo I was talking testinai praeitie, taip pat testinai ir dabartie, tai reiškia šiuo momentu galiu kalbėti. Tada sakau I am talking. I am talking. Aš esu kalbantis. Ne aš buvau kalbantis, bet aš esu kalbantis. I am talking. I am talking. Tai dabar aš kalbu, aš kalbėjau arba aš pakalbėjau. Visi šitie variantai turi truputėlį skirtingą išsireiškimą. Ar ne? Tai I talk rutiniškai. Testinai praeitie galiu sakyti I was talking. Tas pats kaip I was working. Ar ne? Bet aš taip pat galiu naudoti ir antrąją formą, kur nurodo vienkartinį veiksmą. Ir kai mes turim priešdėlį lietuvių kalboje, pavyzdžiui, pakalbėjau, dažniausiai tai ir naudosime, sakysime I talked, I talked, I talked. Tai pavyzdžiui, mes pasikalbėjome, tai reiškia mes pasikalbėjome, ne aš, bet mes. Prisimenam, kaip yra mes pasikalbėjome, we talked, ar ne, we talked. Mes vakar daug kalbėjome. Mes vakar daug kalbėjome yra we talked a lot yesterday. We talked a lot yesterday, ar ne? We talked a lot yesterday. We talked a lot yesterday. Rytoj? Rytoj yra tomorrow. Tomorrow, tai vakar buvo yesterday, šiandien yra today, ar ne? Ir rytoj yra tomorrow. Tomorrow. Tai dabar mes kalbame arba mes kalbėsime. Tai tam, kad nurodyti ateitį, mes naudojam specifinį žodelį will. Will. Tai reiškia, mes kalbame rutiniškai yra we talk, bet mes kalbėsime yra we will talk. We will talk. Kalbėsime, pasikalbėsime, tai tie tas pats yra. We will talk. We will talk. Mes pasikalbėsime rytoj. Kaip pasakytumėt, mes pasikalbėsime rytoj? We will talk tomorrow. We will talk tomorrow. We will talk tomorrow. Aš rytoj daug dirbsiu. I will work, ar ne, nes to work, dirbti. I will work a lot tomorrow. I will work a lot tomorrow. I will work a lot tomorrow. Po darbo yra after work. After work. Susitikti yra to meet. To meet, ar ne? Tai dabar, nes bendratis visada yra su tu žodeliu anglų kalboje. Jeigu pas mus yra ti galūnė, susitikti, angliškai bus tu priekyje. Tai atsiminkit, kad jeigu ti, tai tu. Na, toks būdas atsiminti, ar ne? Tai susitikti to meet. Tai dabar mes susitiksime rytoj po darbo. Kaip tai pasakyti? Mes susitiksime rytoj po darbo. We will meet tomorrow after work. We will meet tomorrow after work.
We will meet tomorrow after work. We will meet tomorrow after work. Aš turiu, aš turėjau, aš turėsiu. Dabar mums svarbu išmokti šitą struktūrą, nes yra keletas būdų, kaip mes panaudosim. Dabar aš galiu sakyti, kad aš kažką fiziškai turėjau arba turėsiu, pavyzdžiui, ten turiu mašiną, telefoną. Bet galiu pasakyti ir su veiksmažodžiu, pavyzdžiui, aš turiu padaryti tai. Tai reiškia, aš privalau. Tai yra labai naudinga išmokti veiksmažodį turėti, nes jis turi kelias funkcijas. Tai aš turiu yra I have. Dabar praeitį aš turėjau, antra forma yra I had. Tęstinis jis nebūna. Tiesiog I had, antra forma. Arba aš turėsiu, I will have. Nu, su žodeliu will, nes jis nurodo ateitį. I have, I had, I will have. Ok, aš turiu daug darbo. Aš turiu daug darbo. I have a lot of work. I have a lot of work, ar ne? I have a lot of work. Dirbti ir susitikti, prisiminkime, yra to work ir to meet, ar ne? To work, to meet. To work, to meet. Tai dabar aš turiu dirbti rytoj. Aš turiu dirbti rytoj. Aš turiu dirbti rytoj. I have to work tomorrow. I have to work tomorrow. I have to work tomorrow. Aš galiu, tu gali ir mes galime. I can, you can, we can. Visi asmenys galėti, veiksmažodis yra tiesiog can. Ypatingai esamajam laike, šita forma visiems asmenim galioja, tiesiog can. Aš galiu dirbti rytoj. Tai vienintelis skirtumas tarp lietuvių kalbos šitam sakiniai ir anglų kalbos yra tas, kad kai mes turim bendratį, ar ne, mes sakom pilną bendratį, pavyzdžiui, aš galiu dirbti. O bendratis anglų kalba yra su žodeliu to. Tai būtų to work. Bet po can mes nenaudojam to, o tik bendratinę formą, bet be žodelio to. Tai aš sakau, aš galiu dirbti rytoj. I can work tomorrow. I can work tomorrow. I can work tomorrow. Tu gali, arba tu negali, yra you can, arba you cannot. You cannot. Prie can mes lipinam not. Prie veiksmažodžio būti am, are, is, was, were irgi lipinam not. Su kitais veiksmažodžiais truputėlį kitaip, bet apie tai vėliau. Tai tu gali, you can, tu negali, you cannot. You cannot. You cannot. Arba jeigu apjungsim į vieną, galim sakyti can't. Can't. Bet kol kas aš noriu atskirti, kad matytume struktūrą, kaip viskas veikia. Tu negali dirbti rytoj. Tu negali dirbti rytoj. You cannot work tomorrow. Arba you can't work tomorrow. You cannot work tomorrow, arba you can't work tomorrow. Aš noriu yra I want. I want. I want, ar ne? Su tavimi yra with you. With you. With you. Tai dabar aš noriu susitikti su tavimi rytoj. Aš noriu susitikti su tavimi rytoj. Aš noriu susitikti su tavimi rytoj. Po noriu mes naudosim pilną bendratį su to, ar ne? I want to meet with you tomorrow. I want to meet with you tomorrow. Can buvo vienas toks iš išimtinių veiksmažodžių, nes po jo mes nenaudojam to žodelio. Jis yra vadinamas modalinis veiksmažodis, dažniausiai po modalinių nenaudojam. Bet want galiu naudoti. O to sakau, I want to meet with you tomorrow. Aš noriu susitikti su tavimi rytoj. I want to meet with you tomorrow. I want to meet with you tomorrow. Aš turiu dirbti. Vėlgi po have, jeigu tai yra veiksmažodis, naudojam to žodelį irgi. Aš turiu dirbti. I have to work. I have to work, ar ne? I have to work. I have to work. Aš negaliu susitikti su tavimi rytoj, nes turiu dirbti. Kaip tokį sakinį sudėliosim? Aš negaliu susitikti su tavimi rytoj, nes turiu dirbti. I cannot meet with you tomorrow
because I have to work. I cannot meet with you tomorrow because I have to work. I cannot meet with you tomorrow because I have to work. Šaunuoliai. Aš turiu, aš neturiu ir aš neturėjau. Tai kaip sakiau, su veiksmažodžiu galėti, can, veiksmažodžiu būti, am, are, was, were, is, visi šitie not lipinas tiesiog prie jų pačių neiginiai. Bet kai aš turiu kito veiksmažodį, pavyzdžiui, turėti, tai esamajame laike aš turiu don't, trečiajam asmeniui turiu ir doesn't, bet mes šiandien to neliesim. I have, I don't have, ar ne? Aš neturėjau, I didn't have. Tai čia yra do not ir did not. Bet labai dažnai šituos apjungiam irgi vieną. Tai gal sakyčiau don't ir didn't geriau išmokti kaip vieną gabalą, ar ne? Tai aš turiu, aš neturiu, aš neturėjau, I have, I don't have, I didn't have. Keliam toliau. Laikas yra time. 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 Dabar aš neturiu laiko. Kaip pasakytumėt, aš neturiu laiko? I don't have time. I don't have time, ar ne? I don't have time. I don't have time. Aš neturėjau laiko. Aš neturėjau laiko. I didn't have time. Praeityje, ar ne? I didn't have time. I didn't have time. Aš neturėjau laiko susitikti su tavimi. Kaip pasakytumėt, aš neturėjau laiko susitikti su tavimi. I didn't have time to meet with you. I didn't have time to meet with you. I didn't have time to meet with you. Mes neturėjome laiko susitikti su tavimi, nes turėjome dirbti. Kaip tokį sakinį sudėliosit? Mes neturėjome laiko susitikti su tavimi, nes turėjome dirbti. Mes neturėjome laiko susitikti su tavimi, nes turėjome dirbti. We didn't have time to meet with you because we had to work. We didn't have time to meet with you because we had to work. We didn't have time to meet with you because we had to work. Now, we didn't have time to meet with you because we had to work. Praeitie turėjome. We had to. Now we have to, nes dabar turime. Bet praeitie we had to turėjome. We had to work. Išmokti yra to learn. To learn. To learn. Tai dabar aš galiu išmokti anglų kalbą. Aš galiu išmokti anglų kalbą yra I can learn English. I can learn English. I can learn English. Nes po can yra be to. Ar ne, turėjom to learn, bet I can learn English. Greitai. Prisiminkite, yra fast. Ar ne? Fast. Fast. Labai yra very. 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 Tai dabar, kaip pasakysit, mes galime išmokti anglų kalbą labai greitai. We can learn English very fast. And now we can learn English very fast. Ir tai tiesa. Matot, kad su šito metodu junginiai dėliojasi labai greitai, galim labai greitai perprasti, kaip sujungti anglų kalbą. Ir tikiuosi, kad per tokį trumpą laiką, beveik 30 minučių, pamatėt, kiek galima anglų kalbos susidėlioti ir išmokti. Tai įsivaizduokit, kiek galima išmokti daugiau, jeigu metodą naudosim ilgesnį laiką ir mokysimės su daugiau skirtingų pamokų, daugiau skirtingų temų ir taip toliau.